Kai įsimyli, norisi dalintis viskuo – įspūdžiais, bučiniais ir kitais malonumais. Bet jei jau prakalbame apie seksą, yra kai kas, kuo verčiau nesidalinti. Lytiškai plintančias ligas arba LPL gydytojai vadina lytiškai plintančiomis infekcijomis, nes jomis žmonės užkrečia vieni kitus lytinio kontakto metu. Visas LPI galima suskirstyti į 3 grupės – niežti, skauda, gadina gyvenimą. Rimtai kalbant, lytiškai plintančios infekcijos gali būti parazitinės, bakterinės ir virusinės. Vienu metu žmogus gali būti užsikrėtęs keliomis iš jų. Nieko gero, tiesa? 100% veiksmingas būdas apsisaugoti yra susilaikymas, o jei jau... Tuomet įsidėmėk 2 dalykus – būk informuotas ir būk atsargus. Venk intimumo su tais, kurie dažnai keičia seksualinius partnerius ar turi rimtų priklausomybių. Ir visada naudok prezervatyvą, nes LPI plinta per kraują ir lytiniu keliu. Kai kurios LPI taip pat plinta per odos kontaktą ir gali būti perduodamos kūdikiui gimdymo metu. LPI neužsikrėsi vonioje, baseine, per orą ar kitokiu buitiniu keliu. Nors alkoholis kartais įkvepia neatsargiems poelgiams. Taigi, matyk ne tik gražų partnerio kūną, bet ir išorinius LPI simptomus – žaizdeles, pūsleles, išberimus, karputes ir kitus LPI požymius. Žinoma, stebėk ir save. Užsikrėtus simptomai pasireiškia po kelių dienų, kartais po kelių savaičių, tačiau jų gali ir nebūti. Tad jei dėl ko nors dvejoji, nesidrovėk pasitikrinti ir pasikalbėti apie tai su savo partneriu. Gal tai ir nelabai seksualu, bet laiku pastebėta liga ir pradėtas gydymas gali išsaugoti tau gyvybę. Todėl, jei nenori, kad į intymius santykius įsiterptų trečias dalyvis, atidžiai rinkis partnerį, teisingai naudok prezervatyvus, tikrinkis, neleisk, kad nesaugi meilė apkartintų tau gyvenimą. Daugiau informacijos apie LPI rasite